Vienas iš požymių, kuris rodo, kad mes įmėm vaiko problemą savo ir perėmėm atsakomybę iš vaiko, yra, kai mes pradedam moralizuoti. Tai tuo pačiu tai ir yra požymis, kad mes pasiekėm tam tikrą bėgystės tašką, nes mums skauda dabar jau labiau negu vaikui, tai yra mūsų problema ir mes nerandam jokio kito būdo, kaip pasiekti norimą rezultatą, tai tik pamokslaudami, žodžiu, pasakodami, kaip čia reikia padaryti, kontroliuodami ir droždami ir visai kaip užknisdami vaiką. Tai yra absoliučiai neveiksmingas būdas, mes per tai silpninam ryšį su vaiku, jis pradeda laiką su mumis asocijuoti su moralizavimu ir pamokslais. Tai jeigu jau pajaučiam, kad taip atsitiko, pirmas dalykas, užsitraukiam užtrauktukus ir įsijungiam galvas ir pagalvojam, kaip dabar padaryti, kad tai taptų vėl vaiko problema ir vaiko atsakomybė. Ir tam tarnauja susėdimai, pasikalbėjimai, susitarimai, pasiekmių nusimatymas ir atidavimas, žodžiu, tos savireguliacijos vaikui ir leidimas patirti nesėkmę, patirti pasiekmes ir mokytis iš jų. Ir jūsų tada darbas yra vėl sugrįžti tą coachingo poziciją, užjausti, drąsinti, struktūruoti vaiką, klausti, o kuo tau galėčiau padėti arba ką tu galėtum padaryti kitaip, kad pavyktų, žodžiu. Stiprinkim ryšį, būkim coacheriai ir nemoralizuokim. Sėkmės.